Taigi sveiki dar kartą visi Programišiai LT žiūrovai. Dabar pamokysime, kaip prisijungti ir pamatyti kompanijos IDAMAS vidinio intraneto, kurie jį naudoja laikyti failams, duomenims apie klientus ir apskritai klientų sąrašui bei visokiems serverių prisijungimo duomenims bei duomenų bazių query'ams. Kas nusimano apie tai, manau, bus aktuali informacija apskritai apie įsilaužimus į jų sistemas ir taip toliau. Ten pateikiama visa statistika. Taigi home.idamas.net. Štai pamatėme tokį prisijungimo langą. Dabar atsidarome View Source. Taip. Tiesiog vykdome paiešką su Ctrl+F klavišu ir ieškome Registration. Štai matome eilutę, nusikopijuojam visą šitą eilutę nuo l.php iki pat kabutės su kabletaškiu, tačiau kabutės su kabletaškiu nereikia. Taigi kopijuojamės, tiesiog labai paprastai paste ir enter. Štai mes jau vartotojų registracijai. Dabar tiesiog susivedam, tarkim, Tomas, nežinau, Tomaitis, ar tarkim geriau, kaip kad nebūtumėm tokie matomi sistemui, Guliukas koks nors, prisijungimo vardas Tomas 1, slaptažodis Tomas 1 ir pakartotinas slaptažodis. Prisiregistravome ir prašom. Visa informacija apie IDAMO, tarkim, dalinę veiklą. Štai jums sistemų peržiūra, čia galite matyti serverių aktyvumą bei jų klaidas ir panašiai. Žodžiu, visi IDAMO projektai, plus aš manau, kad čia dar yra ir prisijungimas prie jų sistemos. Tarkim, čia yra slaptažodis, man atrodo, o čia yra prisijungimo vardas. Tačiau nebandžiau, pabandykit patys. Sėkmės ir gero naršymo.